Labas, labas. Šiandien aš noriu pakalbinti Raimondą, kuri Facebook'e ir Instagram vadinasi Kosmonautės dienoraštis. Aš seku turbūt 2 metus ir žaviuosi tuom, kaip pateikiama informacija. A, Per humorą, per visokius reelsus juokingus, kur atpažįsti save 100% ir norisi kreiptis ir žiūrėti. Ir dar ką pastebėjau, kad Lietuvoje labai mažai astrologų prognozuotojų. Ir kai aš ieškojau, kas man galėtų prognozę padaryti, man parekomendavo tave, nes visi kiti skaito, kas tu esi. Mhm. O prognozes drįsta daryti nedaugelis. Tai va, kas pačią atvedė į astrologiją ir kas pasikeitė atėjus į astrologiją? Tai labas Violeta ir sveiki visi, kurie žiūrėsite šitą mūsų pokalbį. Kas atvedė į astrologiją? Atrodo, aš jau tiek daug kartų pasakau šitą istoriją. Tai astrologija man buvo įdomi nuo vaikystės. Turbūt pirmą kartą, kai paėmiau astrologinę tokią knygą, pas mamos draugę kažkur tai radau jos lentynoj. Ir aš tada atsimenu, atsiverčiau tą knygą ir skaitau ten zodiako ženklų aprašymus. Ir man ten smegenis spragnėgų, kaip taip gali būti tiksliai parašyta ten apie save, apie mamą, skaičiau apie drauges. Ir mane tada labai sužavėjo, bet čia buvo kokie 2000-ieji gal metai. Tai tuo metu dar tikrai nebuvo nei to interneto labai populiaru, Taip, taip, taip. nei tos literatūros lietuvių kalba nebuvo daug, astrologinė tema, pagrindė viskas rusų kalba. Rusų. Tai kol vaikas buvau, paauglė buvau, tai aišku, paskui ir paaugliški visokie dalykai prasidėjo, kur ten nelabai įdomus tokie dalykai, bet jau taip rimčiau pradėjau domėtis astrologiją 2018 metais. Tai jau vėliau, kai jau pradėjau gilintis į astrologiją, tai supratau, kad čia pas ne per periodas buvo. Tai buvo toksai sunkesnis man periodas, mano vyrui. Ir tuo metu toksai, nežinau kaip čia pavadinti, gal kaip purtimas biški manęs pradėjo, nes aš tuo metu dirbau nemylimą darbą ir ten tie santykiai biški užšlubuoja ir čia tada savivertė kažkokia, tai ką aš čia pasiekus, nieko aš čia nemoku, niekam neįdomi. Vienu žodžiu, jau taip labai kažkur ten į dugną pradėjau eiti, bet daugiau tokio emocinių lygmenių. Ir pradėjau ieškoti informacijos, tai ką čia dabar daryti, tai kas čia tokia įtaka daro, tai toliau, ir tiesiog atsirėmiau astrologiją. Ir ten kaip tik atsimenu dar Palmyros gal skaičiau kažkokią prognozę, kur jinai rašė, kad vandenių laukia sunkesnis periodas, nes ten kažkas kažkaip, bet to pačiu ir nubudimas kažkoks, ten savo mokytojus atrasit ir taip toliau. Ir mane taip kažkaip užkabino šitas pasakymas ir iš tikrųjų, tie metai tokie ir buvo, kad tokia biški krizė, bet per tą krizę toks nubudimas įvyko ir aš atsimenu tada nuėjau pas tokią moterį, irgi astrologiją užsiminėja ir iš delnų skaito. Ir kai aš pas ją nuėjau, ji tiek daug apie mane papasakojo ir aš tiesiog netgi skaitau savo gyvenimą iki pažinties su ja ir po pažinties, nes kai jinai pasakojo apie mane, kas ten pas nedelnuose, kas mano ten astrologiniam parodyme, aš galvoju, negali būti. Nes labai daug gražių dalykų pasakė ir sako, tu ir tą gali, ir ten, ir dirbs su žmonėm, ir mokyti, ir galvoju, kur čia jau aš kažką čia galiu daryti. Bet ji man pasiūlė ten kelias tokias praktikas, nuo kurių ir prasidėjo daugiau domėjimasis savimi, savo emocijomis, pasąmonę, psichiką. Ir, toksai kaip iš naujo gimiau, taip galima pasakyti. Tai dar pradžio tas lėliukas buvo, kuris ten bando apčiuopti, kas čia, kaip čia. Bet vis prisimindavau tą mano konsultaciją su ja ir man būdavo viduje toksai, kad bet ir aš noriu taip žmonės įkvėpti, kurie nežino savo kelio, kurie biškai pasimetę arba nemato savo kažkokių talentų, duotybių. Taip norisi, bet ir jiems tos sparnus, užauginti. Ir tada toks pradėjau ieškoti, kur galima tos astrologijos mokytis. Tai iš pradžių savarankiškai mokiausi, paskui buvau pasiėmus tokius kursus, bet po tų kursų supratau, kad norisi man jau kažkaip giliau, nes nepakanka man tų žinių, nes kai pradedi praktikoje tyrinėti tą astrologiją, tai iškyla labai daug klausimų, kodėl taip, o kodėl netitinka kažkas. Ir tada nusprendžiau tiesiog ieškoti jau tokių rimtesnių mokslų ir tada susiradau, kad pas mus Lietuvoje visgi yra toksai astropsichologijos institutas Uranija,
kur mokslai, tos studijos astropsichologijos, kur astrologija kartu su psichologija yra sujungta, trunka 3 metus. Ir man čia buvo, 3 metai, man jau atrodo, čia ne šiaip kažkokie kursai. Ir aš tada nusprendžiau tenais mokytis, bet dar dirbau normalų, pavadinkim, normalų darbą ofise. Ir tada vyrui sakau, noriu pradėti mokytis, o kadangi ten ne kursai, tie mokymai, jie šiaip nėra pigus, kaip normalios studijos turbūt universitete kainuoja, tai mano vyras sako, tu pagalvok, ar tikrai čia nebus kažkokia, kur tu pradėsi ir mesi, nes aš prieš tai ir nagus dariau, ir fotografė buvau, bet viską vis užmesdavau, nes jausdavau, kad taip kaip ir fainai, bet ne mano. Bet su astrologija jaučiu, kad čia tikrai nemesiu, tikrai norėsiu mokytis ir taikysiu tas žinias. Tai vyras palaikė ir įstojau tenais mokytis. Tai mokiau 3 metus, labai patiko, labai faini mokytojai, labai geri, ypatingai mokytoja Violeta, iš jos labai daug žinių gavau. Ir pabaigusi tas studijas, supratau, kad vis dar negana, nes iš tikrųjų astrologijos galima visą gyvenimą mokytis, nes jinai tokia daugiasluoksnė, daugialypė, tiek krypčių joje yra, kad viską žinoti yra sudėtinga. Dėl to pagrindinė, aš taip įsivaizduoju, kad turbūt dauguma astrologų jie nuolat atnaujina žinias, nuolat gilinasi, dar kažko ieško. Tai tada pabaigusi ten atsimokius 3 metus, įstojau mokytis pas rusus. Nes rusai iš tikrųjų ezoteriniai to kryptyje, ypatingai astrologija, labai stiprus. Ir tenais, kiek dabar 2 metai mokausi. Tai toks mano tas kelias į tą astrologiją. Man tai, kaip pasakai, kad vyras palaiko, labai taip nuskambėjo, nes dauguma vyrų būtų sakę, kokia čia nesąmonė. Taip, tai iš tikrųjų ir labai dažnai netgi ir kai pas mane klientės ateina konsultuotis ir kai matau, kad nori keisti kažką, nori kažkokią kryptį naują atrasti ir sako, bet aš bijau, nes dirbu normalų darbą, čia vyras nepalaikys, sakys, kam tau čia to reikia, taigi čia nesąmonė ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tas palaikymas artimos aplinkos, jis labai svarbus. Tai mano artima aplinka vyras, mano mama, tai niekada nesulaukiau iš jų kažkokių pasakymų, kad kažkaip per nesąmonę, tu čia nebesvaik ir taip toliau, niekada negirdėjau, visą laiką buvo palaikymas. Tai, ir jisai iš tikrųjų labai svarbus šitam kely, nes kai esi viena ir bandai kažką daryti, ir jeigu dar palaikymo to nėra, čia reikia vidinės labai didelės stiprybės tada turėti. Palaikymo gali nebūti, bet tikrai susiduriu su situacijom, kai netgi priešinasi, trukdo. Taip. Tai čia labai pasisekė su vyro pasirinkimu. Jo, tai žinai, aš taip juokauju, kad turiu gerą karmą. Užsitarnau gerą vyrą. O kaip astrologija savo praktinė nauda iš astrologijos? Ką buityje savo pritaikai? Kiek dažnai žiūri į astrologiją dėl savęs asmeniškai? Tai dažnai aš sulaukiu šitą klausimą, sako, tai tu turbūt kiekvieną dieną tenai žiūri, iš tikrųjų ne, aš kiekvieną dieną nestebiu, per tranzitus mes dažniausiai žiūrim, mane į ateitį kažkokius dalykus. Aš žiūriu tada, kai tikrai artėja kažkoks svarbesnis įvykis, ne? Pavyzdžiui, jeigu aš renginius kokius organizuoju, tai aš pasižiūriu, kokia čia diena būtų palankesnė, geresnė. Jeigu kažką, pavyzdžiui, pirkti, investuoti kažkur didesnę sumą reikia, tada aš pasižiūriu, bet ten daily kažkokių dalykų, man čia toksai truputėlį gaunas biškai kaip fanatizmas, kur jau toks jausmas, kad ten kažkokio paprasto veiksmo negali padaryti, apsispręsti, nepasižiūrėsi, kas dangus rodo, nes tada, man taip atrodo, kad kažkaip jau tada nusiemi biškai atsakomybę kaip ir nuo savęs, ne? Tai aš palieku ir vietos tai tiekmei, kur kartais ir kažkokie nefaini dalykai turi įvykti, pas mus, nes vis tiek per tai pamokos kažkokios ateina, bet jau kai kažką rimčiau, kur nenoriu nudegti, arba ten kažkokį nuostolį turėti, tada jau pasitikrinu. Išklausiu, todėl, kad net neįsivaizduoju, kaip astrologai savo taiko, todėl ir klausiu, nes man labai įdomu. Tarologas gali kiekvieną dieną išsidėlioti savo, bent 3 tripletą, pasižiūrėti, kas šiandien, kas savaitį, kas ten mėnesį. Pati kartais dėlioju savo. Irgi kaip prieš didesnį kokį nors įvykį. Ar kai reikia apsispręsti. Tai aš irgi kartais taip pasižiūriu, bet
kadangi pas mane mano astrologiniam žemėlapį yra ir tas parodymas, kad aš daugiau turiu vadovautis tuo tokiu flow. Ne, pasitikiu tekme, pasitikiu visata, angelais, sargais, ko tik tais nori, ne. Kai truputėlį tą savo protą ir racionalumą turiu, ne tai, kad jo atsisakyti, nes jis irgi labai reikalingas, bet, taip, neleisti vadovauti. Tai dėl to, sakau, kiekvieną dieną tikrai labai geras posakis. Protas labai geras tarnas, bet labai blogas šeimininkas. Taip. Tai va, jis kaip padėjėjas labai puikus dalykas ir tikrai nereikia kraustytis iš proto. Taip, tikrai. Reikia tiesiog pastatyti į savo vietą. Su kokiais mitais esi susidūrus apie astrologiją? Žinai, čia gal sunku pasakyti, kad tai mitas, dėl to, kad labai daug žmonių... Baimėm, kokiais įsitikinimais, įsitikinimais, ne? Iš tikrųjų, kur didžiausias būna mitas, man čia taip atrodo kaip mitas, kai ateina ir sako, pavyzdžiui, aš laivus dažnai tik tokią darau, ir labai dažnai ateina ir sako, ar žuvis tinka su avinu. Tai koks suderinamumas, ne? Ir aš man iš karto toksai, juokas paima dėl to, kad astrologijų suderinamumas tai nėra tik tais zodiako ženklas su zodiako ženklu, ne? Dėl to, kad mes nė vienas ir nesam tik savo zodiako ženklas, ne? Mes esam visi miksai. Nėra, kad žmogus būtų 100% tik vandenis, tik žuvis, tik avinas, nes tiesiog pas mūsų astrologiniam žemėlapį yra 10 planetų, ne? Ir jos gali būti skirtingose zodiako ženkluose, dėl to vieni ženklai mūsų astrologiniam žemėlapį yra stipriau išreikšti, kiti silpniau. Ir kai mes žiūrim suderinamumą, tai, jeigu aš jums parodžiau, kaip atrodo ta lentelė suderinamumo, tai ten tiek visko yra, ten tokia puzlė, ją reikia taip išnarplioti. Ir tas pasakymas, kad ten žuvis su kažkuo ten tinka, netinka, tai ten bus paskutiniai vietai pasižiūrėta va šitas dalykas, nes daug giliau tada reikia žiūrėti. Senais laikais, kai horoskopai būdavo tik žurnaluose ir laikraščiuose, kai interneto dar nebuvo, kai ten žiūrėdavom, kas dera, kas nedera, man kažkaip labai pasipiktinimas kildavo, kaip galima iš 12 ženklų daryti, kad kažkas kažką. Vat aš tik tai gerokai vėliau jau čia sužinojau, kad, pavyzdžiui, aš esu šaulys, bet mano ascendentas yra dvyniuose ir aš tikrai turiu ir dvynio savybių nemažai. Kas yra priešingi ženklai. Taip, absoliučiai priešingi ir aš taip net nustebau, kaip taip. Ir realiai aš dabar turiu, jeigu skaityčiau, turėčiau skaityti ir šaulio, ir dvynio horoskopus, taip? Taip. Tai va, ir kaip apspręsti pagal 12 ženklų, tai realiai labai mažai pasirinkimų gaunas, jeigu ten atkrenta pusė, kurie nesuderinami. Taip, dėl to, nes irgi arba būna klausia, kas laukia žuvų. Tai aš sakau, tai įsivaizduokit, 1/12 pasaulyje yra žuvis. Tai, argi visiems tą dieną, pavyzdžiui, ar tą mėnesį bus va taip, ne, o ne kitaip. Ne, taigi mes visi esam unikalūs ir kai reikia pasižiūrėti, pavyzdžiui, tą pačią prognostiką, ne, kas laukia, tai mes nežiūrėsim visom žuvim, mes žiūrėsim vienai žuviai. Nes paimsim kitą žuvį, jai visai kitokius dalykus rodys tą mėnesį. Tai dar yra tas toksai mitas, net ne mitas, aš nežinau, gal tiesiog žmonės dar neturi tiek suvokimo, kad astrologija nėra tik 12 zodiako ženklų, ten yra daug viskas plačiau. Tai jau tikrai, kai susidūriau, tai supratau, kad ten galima tyrinėti visą gyvenimą save ir kaip įtakoja. Ir natūraliai pereinu, kadangi pati eini stipriai dvasingumo keliu, kaip astrologija su dvasingumu koreliuojasi, nes kiek žinau, darai tiek gyvus skaitymus žemėlapių, nes pati stebi, kokio dvasingumo lygmens yra žmogus. Taip, teisingai suprantu. Taip. Bet čia ir yra tas dalykas, nes ir tikrai yra astrologų, kurie ten, tarkim, raštu rašo arba video kažkokį rašo. Tai viskas yra gerai, kiekvienas mes atrandam savo įrankį, ne, kaip konsultuoti. Bet aš mėgstu gyvus dėl to, kad mūsų astrologinis žemėlapis, ne, tai yra, tai įsivaizduok, ne kaip nuotrauka dangaus, ne, kaip tuo metu gimėjai, fiksas, turim nuotrauką, kaip įsidėšiusios planetos, bet tos visos planetos, ne, tai visi zodiako ženklai, visi aspektai, jie turi savo poliškumą, ne, viskas turi savo polisą, neteigiamą ir neigiamą. O kaip žmogus tai realizuoja,
tuos parodymus, ne, tai priklauso tik nuo žmogaus sąmoningumo, nuo sielos brandos, nuo aplinkos, kurioje žmogus auga, ne, nes viskas daro mums įtaką. Tai va čia, kai aš tada konsultuoju kitą žmogų, aš visą laiką pasiklausiu, ne, ir jau iš atsakymų galiu suprasti, kur žmogus, kuriam ne tai, kad lygmenimis nelabai čia gerai skirsis, bet tiesiog, ne, kaip jisai bet kokia dirba. Kalba kalbėti. Jo, ir tada matosi, ne, kad maždaug pagal kokioj čia energijai tas žmogus yra, tada ir kalbi su juo, jam suprantamais dalykais, nes, tarkim, pas žmogų gali būti labai stipriai išreikštas, pavyzdžiui, žuvų zodiako ženklas arba šaulio zodiako ženklas, kas yra apie dvasingumą. Ir jeigu aš tokiam žmogui ten pradėčiau sakyti ten apie dvasinės praktikas visokias, ne, ten gurų ir taip toliau, o žmogus gal visiškai yra tarsi toj žemesniai šitų ženklų energijai, kur ten, pavyzdžiui, priklausomybės, iliuzijos, aukos vaidmuo, neprisėmimas atsakomybės, puikybė kokia. Ir aš jam dabar pasakosiu ir sakys, kažkaip per nesąmonę, kažkaip man kliedi kažkokius dalykus, ne? Tai dėl to man visą laiką labai svarbus tas gyvas kontaktas su žmogumi. Ir apskritai, kai gyvai bendrauju, vis tiek visai kitaip ryšį tada pajauti su tuo žmogumu, ne? Ir daug giliau galima įeiti į tą astrologiją. Ir astrologija šiaip apskritai, ne, kaip su tuo sąmoningumu, savikautai, astrologija jinai remiasi tuo, kad mes čia kalbam apie sielą, ne, kuri turi šį įsikūnymą dabar ir kaip jai naviguoti šitame įsikūnyme. Bet ten labai daug, jeigu mes matom, tarkim, horoskopę kažkokius neigiamus parodymus, ne, visą laiką išdirbimas bus per sąmoningumą ir dvasingumą. Ne, be šito tiesiog niekaip. O kaip, pavyzdžiui, gali pamatyti žemėlapyje žmogaus praeitus gyvenimus? Kokia sielos patirtis jau yra sukaupta? Ar tai matosi žemėlapyje? Matosi. Pas mus, kas apie sielą, labai stipriai parodymai, kokie sielos būna, tai rodo karminiai mazgai. Pietinis karminis mazgas jau parodo, kokią sielą turi sukaupusi patirtį, daugybės gyvenimo patirtį, o šiaurinis jisai jau parodo, o kur man dabar tą patirtį, kurią aš sukaupęs, kaip man ją panaudoti šitam gyvenime, šitose užduotise. Tai tas pietinis mazgas, žiūrim, kokiame jis yra zodiako ženkle, tai vadinasi, čia bus jau savybės išlavintos tos sielos, ne, ir tai bus prigimtinė žmogaus savybės ir šitam gyvenime, ne, kas žmogui yra pažįstama, ne, kur jam per daug net stengtis nereikia. O būstas, astrologija dar yra tokie būstai, namai vadinami, ne, kurie parodo sferą, kurioje sferoje siela save realizavo. Ar tai santykiai, ar tai finansai, ar tai darbas, ar tai šeima, ne? Mes tada matom, kokioj sferoje ir kokiomis savybėmis siela vadovavosi, net ne siela, sakykime, įsikūnymai praeitį, ne? Kokią patirtį jau yra sukaupę. Tai šitus dalykus matom. Kaip įdomu. Reikės tikrai patyrinėti dabar ir šitą temą. O kaip dera astrologija su laisva žmogaus valia? Atrodo, žvaigždės žemėlapis jau ten viskas išdėliota, nulemta, o kur čia įsipaišo žmogaus laisva valia? Ar mes turim tik tai, jeigu eisi tuo keliu, tai bus, jeigu eisi tuo keliu, tai bus? Aš kažkaip šitą dalyką įsivaizduoju kaip, kaip yra, tarkim, olimpinės žaidynės, ir yra, kur ant ledo čiuožia, ne? Ir ant ledo ten čiuožiant būna privalomoji programa, kur tu turi parodyti visus tas technikas, ir yra laisvoji programa, kur jau tu ten čiuoži, kaip tu nori, ne? Improvizuoji. Tai aš panašiai matau ir mūsų tą sielos kelionę, ne? Jinai turi tam tikras užduotis, tą privalomą programą, ką čia turi vykdyti šitam gyvenime, ne? Ten, nežinau, susilaukti vaikų, neištekėti, ten, nežinau, pasauliui kažkokią naudą atnešti, dar kažką. Ir yra ta vadinama laisvoji, ne? Kur tu gali ir nuklysti kažkur, tai seniai, ir papildomai kažką padaryti šitam gyvenime, ir karmos tos pačios užsidirbti, arba ją išdirbti. Tai aš kažkaip taip matau, kad, taip, yra tam tikri dalykai pas mus kaip ir nulemti, bet yra labai daug dalykų, ką mes galime patys kurti, ne? Nes taip ir yra sakoma, kad mes kūrėjai šito gyvenimo esame. Taip, kažkur vis tiek gyvenimas mus nukreips ten, kur reikia nukreipti, ne? Bet to kaip mes visą tai praeisim, visą tą kelionę, ne? Tai visgi aš manau, kad čia yra visgi mūsų pasirinkimas. Na, tarkim, jeigu mane vyras turi išduoti, ne, tai jisai išduos. Bet ar jisai ten išduos žiauriai, ar tiesiog pamirš pasveikinti su gimtadieniu, mastelis skiriasi. Jo, arba vėl mastelis gali skirtis per tai, kaip aš į tai reaguosiu.
ne, ar man čia bus pasaulio pabaiga kažkokia, aš nebeįsivaizduoju savo gyvenimą be to vyro, ar visgi aš suprantu, kad, nu, jeigu išdavė, vadinasi, nu, ne mano gal tas žmogus buvo, ne, kažkokią patirtį mes kartu turėjom, kažką kartu apie vienas per kitą išmokom, o, nu, įvyko kaip įvyko, ne, ir gyvenam toliau. Ir tu žadėjai, kad mums šiek tiek, kadangi dabar vyksta tokia turbulencija, kad šiek tiek papasakosi apie tai, kas mūsų laukia, kam ruoštis, kaip ruoštis. Jo, tai iš Rekomendacijų tikrųjų, prašytumėm. aha, šitie 25 metai, nu, labai, labai įdomus. Tai, va, jau tas toksai turbulencijų laikas, ne, toks, nu, kaip čia pikas turbūt, pavadinkim, buvo kovo mėnesis, ne, nes kovo mėnesis jisai tiesiog tirštas buvo visokių tokių astrologinių įvykių dangui. Tai buvo ir užtemimai, 2 retrogradai, paskui buvo Lilith perėjimas į Skorpiono ženklą, tada dabar Planetų paradas. Planetų paradas, tada buvo, prieš kelias dienas, Neptūnas pakeitė zodiako ženklą. Tai kovo mėnesio turbulencijos, jos toks buvo, kaip aš pavadinčiau, gal kaip karminis apsivalymas, nes labai daug kam visko vyko. Mano aplinkoje tai ten ir skiriasi, ir iš darbų išeidinėjo, ir ten dramos kažkokios. Aišku, ne visiems, kai kurie labai, labai ramiai tą kovo mėnesį nugyveno, bet tiesiog čia buvo tos energijos, kurios mums parodo, kur yra problema ir su kuo mes turėtumėm dirbti. Tai jeigu daug kažko viduj prikaupę, buvom taip papurtę, jeigu žmogus kažkaip ramiau gyveno, tai galbūt nieko ir labai tokio stipraus neiškėlė. Bet dabar... Tai aš iš tų, kur praplaukiau meditacijos. Aha, jo, kažkas praplaukė. Ir nesupratau, kur ta tragedija, laukiu. Taip, viduj vyko labai didžiuliai procesai, energijos ėjo tokios, aš kadangi energetika, aš jaučiu labai stipriai energijas, aš šitai kreipiau dėmesį, nes jie labai stiprios energijos, nepažįstamos, kitokios vibracijos, visiškai naujos. Nesu nieko nesulyginamos, palyginus, kas buvo anksčiau. Tai čia tos naujos kažkokios energijos, tai tas, tai pavadinkim, naujas šiftas dabar vyksta. Neptūnas perėjo dabar jau į Avino zodiako ženklą. Ne? Neptūnas tai tokia lėta planeta, jinai vienam ženkle, jinai žuvų ženkle buvo 12 metų. Ne? Tai nuo 2012 jinai įėjo. Ir tas planetos, kurios yra už Saturno, jos vadinasi transaturninės planetos, kurios atsakingos pa žmogų, astrologiniam jo žemėlapį, ne už charakterio savybės, bet daugiau už tokius globalesnius dalykus. Tai čia tokios vadinamos kartos planetos, ne? Tai visa karta žmonių gimsta su, tarkim, Neptūnų žuvise, ten Uranų jautė ir taip toliau. Tai dabar 12 metų, ne, buvo tas žuviškas periodas. Ne? Neptūnas žuvise labai gerai jaučiasi, jis yra žuvų valdovas ir Neptūnas pas mus atsakingas yra už dvasingumą, už besąlyginę meilę, už mūsų pasąmonę, už mūsų svajones, už tai, kas yra subtilu, ne, ir tokia dieviška energija. Bet iš tikro per pastaruosius 12 metų labai daug žmonių nuėjo į dvasingumą. Būtent. Taip, tai čia Neptūno tokia užduotis, ne, buvo žmonės kaip tik ir žadinti, ne, į tą tokį sąmoningumą ir dvasingumą. Bet jo šešėlinė pusė, ne, nes viskas turi savo šešėlį, ne, Neptūno šešėlinė pusė yra iliuzijos, priklausomybės, melas, manipulacijos, apgaulės. Tai tie 12 metų dalis žmonių iš tikrųjų jiems buvo toks dvasinis pabudimas, ne, kai atsibundi ir supranti, kad kur aš gyvenu, ne kokią aš realybę kuriu. Buvo dalis žmonių, kurie irgi pajuto, patyrė tą nubudimą, bet nuėjo visgi vis tiek į dar gilesnį miegą, ne, tai čia labai buvo... Į iliuzinį kažkokį pasaulį, pseudo dvasingumą pavadinkim. Per dvasingumą, taip, tas toksai pseudo dvasingumas irgi labai labai išiškėjo, ne, kai daug žmonių skelbėsi, kad ten nušvito, ten, vienu žodžiu. Daug šitų dalykų buvo, ne? Tai dabar jau tas Neptūnas iš tų žuvų įėjo į Aviną, ne? O Avinas jis labai greitas, labai tiesmukas zodiako ženklas ir dabar pas mus vyksta toksai, kai mes atsibundam iš tos iliuzijos, kuri buvo, iš tų plaukimų kažkokių. Tie žmonės, kurie iš tikrųjų nuoširdžiai praktikavo, ne? Nuoširdžiai patyrė, ne, tą tokį susijungimą su ta dieviška energija, kurie buvo tam sąmoningume, jiems tai tiesiog yra dar vienas laikotarpis, kada daug greičiau viskas pradės vykti, manifestuotis ir taip toliau. O tie, kurie biški klaidžiojosi, buvo plaukiojo tose iliuzijose,
nu jiems tokios, nu aš vadinu dvasinės pagirios, bus kai išsiblaivom ir galvom, o Dieve, kas čia buvo. Tai iš tikrųjų labai nemažai per šį laikotarpį, tai dabar Neptūnas irgi jisai gan ilgą laiką bus Avino zodiako ženkle, tai mes tiesiog pamatysim, kas buvo kas. Ne? Kas iš tikrųjų iš širdies kažką darė, nuoširdžiai kažką praktikavo, o kas visgi buvo daugiau tokios, nu, kaukės kažkokias užsidėję, ne, arba ten savo kažkokiose iliuzijose. Tai toks išsigryninimo laikas labai dabar ateina. Ir kadangi pats Neptūnas, jisai atsakingas už tas mūsų svajonės, ne, už tas mūsų vizijas, vizualizacijas ir taip toliau, tai Avine jisai irgi duos galimybę mums greičiau visko pasiekti, ne, manifestuoti, ne, greičiau realizuoti kažką tais. Tai va toksai, pamatysit, kaip pradės visą tai, ta energija nauja ateis. Ir kita planeta, kuri irgi skaitosi kartos planeta, jinai vienam ženkle, tai yra Uranas, vienam ženkle būna kažkur tais apie 7 metus, 8. Tai Uranas Liepos mėnesį įeis į Dvynių zodiako ženklą, iš Jaučio į Dvynius pereis. Dvyniuose Uranas labai gerai jaučiasi, tai yra jo tokia artima aplinka Dvynio energija, nes Dvynys tai pas mus yra, kaip įsivaizduoti, protas mūsų, ne? O Uranas tai būtų jau aukštasis protas, ne? Jau kur ten... Aukštesnė sąmonė. Aukštesnė sąmonė, taip. Ir dabar, kai jisai įeis į Dvynių zodiako ženklą, ir Uranas jisai atsakingas už stebuklus. Ir tai irgi bus svajonės, bet tos, kur, nu, stebuklai kažkokie, ne? Tai jisai čia įėjęs, va taip, mums duos galimybę materializuoti ir manifestuoti. Tai tiek Neptūnas, tiek Uranas tai darys. Bet čia nereikia galvoti, kad panorėjau ir iš karto kažką turiu, ne? Nes, žinoma, ne, tai pat iliuzija. Nes visgi mes manifestuojam tai iš tikrųjų kiekvieną dieną, ne? Kiekvieną dieną. Taip. Ir būna, kai žmonės skundžiasi, kad viskas blogai, ten su santykiais blogai, darbe blogai, pinigų nėra ir taip toliau. Tai žmogus tiesiog jisai tuo gyvena mintise ir jam realybė tiesiog atspindi, ne? Apie ką jisai galvoja. Kuo žmogus yra vis tiek daugiau toj šviesoj, tokioj taikoj, ramybėj su savim, jam ir jo aplinka tai atspindės. Tai va dabar, šitie 25 metai, va ir bus tas, kai žmonės labai stipriai pradės jausti, kad ką pagalvoju yra. Ir čia bus labai svarbi ta minčių higiena, ne? Kad iš tikrųjų, tai apie ką mano mintis yra, ne? Kas ten mano toj galvoje gyvena. Tai, nu, toks labai, labai įdomus, žinok, laikas čia bus. Ir čia irgi, va, tos paskutinius 12 metų, ne? Mes labai dažnai girdėjom visokius ten tos pasakymus apie ten kitas realybės, shiftinimus, perėjimus ten į 4D, į 5D, nu vienu žodžiu, ne? Kas mums dar ten neapčiuopiamo, tai kas tai yra? Tai vat nuo kitų metų sausio mėnesio maždaug, o taip jau kai galutinai įeis šitos planetos į Aviną, nu, Neptūnas į Aviną, o Uranas į Dvynius, mes greičiausiai suprasim, apie ką yra tas shiftas. Kaip iš tikrųjų čia viskas, kaip ta realybė mūsų iš tikrųjų keičiasi. Ir kai atsisuksim atgal į paskutinį va šitą laikotarpį, va šitus 10 paskutinius metų, mes galvosim, o Dieve, kaip aš to nemačiau, kaip aš nesupratau, kas vyksta, kaip aš nemačiau, kad ten kažkoks kaip šydas mano akių buvo uždėtas. Nu, vienu žodžiu, labai toks išsigryninimo laikas mūsų laukia. Labai gerai, nes tikrai tų iliuzijų buvo daug. Ir labai būdavo reikalų, reikia didelio sąmoningumo atskirtas iliuzijas nuo realybės. Taip. Kad ir dvasinės realybės, bet tikrai pilnas YouTube'as tokių nesąmonių, pseudo mokymų, pseudo prognozių, kad atrodo saugikliai galvoj sproginėja, o tai kur tiesa? Jo, o tiesa tai va čia, ne, kai mes savyje turim ieškoti. Ir čia, žinai, ir su astrologija labai panašiai, bet kai būna, ateina žmonės į konsultacijas ir jie, nu, kai viduje, ne, kažkoks labai didžiulis pasimetimas yra, bet būna tokia dalis žmonių, kurie labai nenori prisimti atsakomybės, ne, už save. Ir ateina, nu, va, pavyzdžiui, pas numerologus, astrologus, ten, pas kitus specialistus, ne, tai kokia ten, tai kas manęs laukia, tai ką man dabar daryti, ne. Tai toks jausmas, kad liktais kažkam kitam perdaviau atsakomybę ir jūs dabar nuspręskit, ką man čia daryti. Bet, nu, iš tikrųjų, juk ne taip vyksta, ne? Čia visur, pas coacherį nuėjus, pas psichologą, pas bioenergetiką, bet astrologą, pas ką nori nuėjęs žmogus, sąmoningas žmogus, pažiūrės kryptį, kur jam eiti ir prisėmęs atsakomybę, eis, darys veiksmą. O tas, kuris niekad neprisivaikiškoj pozicijai, jisai padaryk už mane, arba ten
Nueisiu, mane sutvarkys, tarkim, energetikas mane sutvarkys, aš darysiu tą patį, kitą kartą vėl nueisiu. Nu, kaip, nežinau, kaip pas kunigą anksčiau eidavom iš pažinties, apsisukę tą patį darom. Nu, neveikia taip, Mhm. Mhm. neveikia. Ir Ne. dabar jau kuo toliau, tuo stipriau jausis tai materijai. Taip, taip. Ir va tie visi aukos vaidmenys, nenorėjimas prisimti atsakomybės, vat kai sakau, kai Neptūnas jį įsiemia, nu taip išblaivys, kad žmogus galvos, what the fuck, kur aš buvau, kodėl aš to nemačiau. Ir kažkam bus labai skaudu iš tikrųjų, nu toksai, nu, žinai, kaip būna išsigryninę, apsinuoginę prieš save ir pamatai, kad blemba, kiek čia reikalų yra susitvarkyti, bet, nu, visi mes savo kelyje, ne, visi savo pamokose. Tikrai taip. Ką dar galėtum, kaip pasakyti, rekomendacija, ką daryti, kuom užsiimti kasdienai, paprastai, kad iš savo pusės? Sunku gal pasakyti, ką daryti, nes aš tai turiu savo kažkokias praktikas, kurios man veikia, bet nebūtinai, žinai, jos veikia kitiems žmonėms. Taip, bet ar tęsti tas dvasinės praktikas, kurios mums veikia, kurios patinka, ieškoti naujų mokymų, ar nežinau, ruošti, kaip ten, krepšį, kur jeigu ką, kad bėgt. Aš tokiais dalykais tikrai, žinai, nepasakoju, krepšių ruošimų ir taip toliau, neruošiu žmonių šitiem dalykam. Aš visą laiką sakau, kad reikia būti savistabu ir sąmoningume, ne, ir vadovauti savo pajautimu. Nepasiduoti masiniam kažkokiem, nežinau, gąsdinimam ar dar kažkam, nes, nu, čia irgi yra programa tam tikra. O kuo žmogus yra tiesiog savo vidinėje šie, ne, savęs, savo vidaus klausosi. Kaip aš jaučiu, ne, kaip man atrodo. Ir ne iš panikos kažką darau, o apsvaršius, apgalvojus sąmoningume. Tada ir teisingiausi turbūt sprendimai pas mus ateina. Tai, kad praktikų apleisti tikrai ne visą laiką, tas dvasingumas šalia turi kartu su mumis eiti, ne? Nes mes, kaip tas žmogus turi dvi kojas, ne, tai viena koja sąmoningumas, kita materija, ne? Ir mes koja, turim šitose dalykose eiti, neapleisti nei vieno, nei kito. Nes jeigu į vieną kraštutinumą nueinam, tai ir skęstam kažkur iliuzijose kažkokiose, ne? Pastaruosius 4 metus buvau dvasingume ir visiškai apleidus materiją, man 24 metais taip per veidą padaužė, pabus. Nes aš visą laiką duodu tą pavyzdį, kad žmogus jisai turi būti kaip medis, ne? Nes medis savo šaknis labai giliai į žemę yra įaugęs, ne, ir jisai tvirtai ant žemės stovi, bet jo šakos tai žiūri į dangų, ne, į Dievą. Taip. Tai ir žmogus taip turėtų tokią filosofiją savo gyvenime vadovauti. Nežinau, kiek tiesos, bet skaičiau ne vienoje vietoje, kad kiek vainiko dydis, koks yra vainiko dydis, toks yra šaknų plotis ir dydis, kai medis auga. Tai taip, man atrodo, gal netgi dar didesnis gali būti. Tai jo, nes visgi mes tai esam dvasinės būtybės, bet turim materinį šitą kūną ir gyvenam šitoj materijoje. Tai ir turim šitus du pasaulius sujungti. Dar vienas klausimas. Ar įtakoja kolektyvinė sąmonė sąveikauja su astrologija? Kiek yra įtakos, ar astrologija gali apeiti kolektyvinę sąmonę? Tas labai įdomu. Aš žinok, manau, kad sąveikauja, nes už kolektyvinę tą sąmonę yra atsakingos tos tolimosios planetos, kurios įtaką daro visai kartai žmonių, ne? Nuo 10 iki 20 metų, ne, viena planeta gali būti kažkokiam ženkle. Tai jos turi kažkokios įtakos mums, ne, bet mes turime ir asmeninės planetas, ne, kur įtaką daro tik mums, ne, mūsų astrologiniam žemėlapiui daro tik mums. Tai va čia vėlgi turbūt, žinai, irgi labai, labai svarbu, kaip žmogus dirba su savo to žemėlapiu, ne, kiek stiprios yra jo asmeninės planetos, ne, o kiek jis visgi yra linkęs pasiduoti. Tai kažkokiai kolektyviniai pasąmoniai. Tai, kad, sąveikauja viskas tarpusavy, tai tikrai. Ir dar vienas klausimas, mum bekalbant iškilo. Dabar labai populiaru, ne vieną reelsą mačiau, kaip AI astrologai, dirbtinio intelekto astrologai, kad ten įvedi savo žemėlapį ir tau viską išaiškina. Kiek tu pasitiki, ar esi eksperimentavus su tuo? Jo, tikrai esu eksperimentavus, nes man įdomu, kaip tas dirbtinis intelektas interpretuoja. Ir iš tikrųjų, kiek aš esu, per save, nes man lengviausia per save pasižiūrėti, jis iš tikrųjų visai neblogai
kažką papasakoja, bet jisai papasakoja tokį, nu, pagrindą, tai pasakykim. Ne, ką tu turbūt, nežinau, ir internete galbūt suvedus rastų mane tą informaciją. Tai jisai taip, jeigu, tarkim, žmogus, nu, va, tiesiog, ne, nori kažkaip pasianalizuoti kažką savo, tai kažkokių išvalgų tikrai tas dirbtinis intelektas gali duoti, bet, nu, aš labai tikiuosi, kad jisai antiek neištobulės, kad galės atstoti žmogų, nes vis tiek su žmogumi vis tiek yra kitoks ryšys. Ir vėlgi, tu nuėjęs pas vieną astrologą, pas kitą astrologą, tu gali tą informaciją iš skirtingų kampų gauti. Kaip ir apie tą patį, bet skirtingą kalbą netau papasakos. Vienas astrologas daugiau per savo prizmę kažkokią pasakos, o ne kitas per kitą. Vienas į vienus dalykus labiau akcentuosis, kitas į kitus. Tai vat kažkaip tas, nu, žmogiškas bendravimas, nu, vis tiek jisai kitoks negu tas dirbtinis. Nes dirbtinis jisai daugiau tokį, nu, absoliutinimą kažkokį dabar daro. Bet jeigu šiaip taip for fun kažką pasižiūrėti apie save, jeigu žmogus žino tam padėtis kažkokią savo astrologinio žemėlapio, tai galima paskaityti. Kažką tikrai sužino žmogus. Labai gerai. Aš iš savo patirties, aš gyvenime esu tik tai 3 astrologus bendravus, dar vieną kartą dariausi žemėlapį, aš nesupratau nieko. Ten buvo rusakalbis astrologas ir jis man kalbėjo namais, skaičiais, planetom, aš nieko nesupratau. O tu sugebi taip gražiai perduoti, tu pamini planetą, bet neaiškiai ir tą būstą pamini, bet ne ten tavo dėmesys, o tu kalbi mano kalba, kad aš suprasčiau, apie ką tai. Vat, nuo ko tai priklauso? Tai vėlgi nuo žmogaus, ne, nuo žmogaus prigimties, nes, vat, kaip sakau, nes skirtingi astrologai skirtingom kalbom kalba, ne. Žmogus, astrologas, kuris daugiau galbūt yra racionalus, ne, tai jisai daugiau ten tais skaičiais kažkokiais ten, ne, vat, nu kaip jisai supranta tą kalbą. Aš nieko nesuprantu iš tų skaičių. Man reikia žmonių kalbą, išversti žmonių kalbą. Nu tai vat vieni geba išversti žmonių kalbą, kitiems sunkiau kažkaip sekasi. Kadangi aš pati esu vandenis ir aš atsimenu, kai pradėjau mokytis astrologijos ir ten kažkokiam vadovėliui ir buvo parašyta, kad vandenio užduotis šitam gyvenime perduoti kosminę kalbą žmonėms suprantamą kalbą. Ir aš tada galvoju, o geras, čia galbūt apie mane, nes, nu, aš tikrųjų, tą žvaigždžių kalbą, ne, kas yra mūsų astrologinis žemėlapis, nu, aš stengiuosi kiekvieną kartą pasakyti, kad ne tai, kad ten Marsas pas tave ten ir čia reiškia tą, o kad Marsas atsakingas už tai ir tai, jisai tam būstinę daro į tą, nu, vienu žodžiu. Viską bandau apjungti ir kad, nu, žmogui būtų ne tik, kad Marsas aspektai būstai, kur, žinai, žmogus nežino net, ką tai reiškia. Viso net nesuprantu, kad tų būstų, žinau, kad jų 12, o už ką atsakingas man 100 metų iš tikrųjų ir aš tikrai nenoriu savo galvos užkimšti tokią informaciją. Na tai va, mano užduotis padėti suprasti, kas pas tave užkoduota. Labai gerai, nes tikrai pasekit Kosmonautės dienoraštį, ten tikrai super geri filmukai, labai aiškiai, labai žmogiškai viskas papasakota. Dabar mačiau paskutinį postą, kad aktoriais rolėmis labai, nu, vat, pasakosi, kaip aš suprantu, pasakosi tam tikrus astrologinius dalykus, per Hollywoodo aktorius, nu, nebūtinai Hollywoodo. Taip, tai man čia taip atėjo irgi tarp kitko meditacijos metu šitas toksai vizualas, kad, nes aš pati, kai medituoju ir kartais darau tas meditacijas apie savo planetas, ne, bet tam tikra diena, tam tikrai planetai skirta. Ir nu, kadangi pas mane Venera žuvise, Venera čia yra mūsų vidinis pasaulis, o žuvis yra labai už vizualizaciją atsakingos, tai aš labai gerai vizualus matau, kada užsimerkiu. Ir aš tada savo tas planetas ir matau kaip kažkokį įvaizdį, ne? Ir tada man lengviau, aišku, arba būna mano pasąmonė pati sukuria kažkokį įvaizdį, arba tiesiog matau aktorių, ne? Kuris man atrodo apibūdina mano tos planetos energiją. Ir galvoju, bet iš tikrųjų kai kuriems žmonėms turbūt irgi tai yra aiškiau suprasti. Tai aiškiau, nes mano mėnulis, nu ir ką. Taip. Tai dėl to aš sugalvojau tokią ir metodiką, kaip žmogui duoti ir aprašymą kažkokį, ne, tokį mini aprašymą apie jo planetas, bet ir duoti dar pažiūrėti filmą, kuriame personažas įkūnija būtent va tą jo energiją, ne, jo emocijas, kuris įkūnyto, ne, arba jo energiją, valią, ryžtą, dar kažką. Tai man atrodo, kad labai labai taip smagu ir filmą pasižiūri, ir dar per vizualą savo pasisimi. Ir dar iš tikrųjų, kas yra fainai, va, per šitą praktiką, tam tikras personažas atspindi mūsų energiją, ne, mūsų ir energijos potencialą.
Ir tarkim, būna žmonių tikrai, pavyzdžiui, turi stiprią planetą, bet nerealizuoja jos energijos. O kai tu Mhm. pamatai aktorių, ne, personažą, Taip, kuris taip, taip, taip. atspindi tą energiją, matai, kad tai blemba, gal ir aš taip galiu. Nu, tai žinoma, tokia inspiracija, žinai, įkvėpimas žmogui pačiam Mhm. gali ateiti, pamatyti dar neskleista savo dalis. O aš kai žiūrėjau tą postą, žinai, kaip man įsidėliojo, čia iš mano jau pusės, kiekviena planeta, nu, vat tas herojus, skirtinga mano subasmenybės dalis. Ir Taip, tarkim, šiandien eina Lara Croft užkariaut pasaulio, ten ieškoti, o šiandien tiesiog va ta Venera, kuri ten mėgaujasi voniom, aromatiniais aliejais ir smilkalais. Man taip tos mūsų subasmenybės dalis taip ryškiai pasirodė, kad šiandien išvesiu tave pasivaikščioti, o šiandien tavo eilė. Va tai irgi labai gali padėti. Aš, pavyzdžiui, tikrai turiu reikalų, kai man reikia eiti viešumą kalbėti. O kodėl neišleidus savo subasmenybės dalies, kuriai tai kaifas? taip, taip. Tai vat, sakau, man tai čia vat, labai gerai paminėjai tas asmenybės, nes tos visos planetos ir reprezentuoja tam tikrą mūsų asmenybės dalį kažkokią, ne? Nes mes, pavyzdžiui, darbę vienaip elgiamės, ne? Nes ten reikia vienų mano savybių, ne? Šeimoje aš su vyru visai kitaip galiu elgtis. Tai va čia šeimoje aš savo Venerą daugiau, ne? Arba Mėnulį galiu realizuoti, o jau darbę savo Marsą įdarbinti, ne? Kuris ten tikslų siekia. Tai ačiū tau labai. Buvo tikrai įdomu ir smagu pabendrauti. Ir jei turi dar ką pridurti nuo savęs mums. Noriu, žinai, gal pasidalinti tiem, kurie galbūt skeptiškai kažkaip žiūri tą astrologiją, kad visiškai jos neatmesti iš gyvenimo. Nes būna kartais, netikiu ir nesąmonė ir net nesidomiu, ne, kad visgi duoti galimybę tai astrologijai, prisiliesti prie jos, ne, ir susipažinti, nes labai būna keista, kai žmogus net neprisilietęs, net nesusipažinęs, net nepatyrinėjęs, sako nesąmonė, neveikia čia šarlatanizmas ir taip toliau, o tu pabandyk, įsileis, bent nieks nesako, kad praktikuok, kad tu čia tikrai pasitikėk, bet bent jau pačiupinėk tu tą astrologiją, ne, ir aš manau, kad tikrai ne vienam žmogui atsivers kažkoks kitoks suvokimas apie ją. Taip, Raimonda, aš prisipažįstu, aš buvau viena iš tų, kuri taip sakė. Aš visus ezoterikus vadinau šarlatanais, o dabar pati viena iš jų. Kaip gyvenimas sudėlioja. Taip. Ir čia aš jaučiuosi gyva, ir čia aš jaučiuosi savimi. Ne ten, kur aš buvau, ta kategoriška siaurų pažiūrų, kur tik juoda ir balta. Taip kad tikrai rekomenduoju bent išbandyti, o tada tik daryti vertinimą. Tinka, netinka. Tai dėkui tau labai už pokalbį ir tikiuosi, tai ne paskutinis. Ir už įžvalgas tavo labai dėkui. Ačiū tau, buvo labai labai smagu čia su tavim pakalbėti, pasidalinti. Ir labai fain. Tikiuosi, kad ir tiem, kurie išžiūrėjo iki galo, irgi buvo įdomu. Iki. Visą.